Sveiki visiems, kas prisijungė prie mūsų šios dienos, gilias analizės. Šiandien nersim ten, kur sukasi pinigai, į vadinamąją investicinę visatą. Taip. Remdamėsi tuo, ką radom šaltiniuose, aiškinsimės, kur tas kapitalas keliauja, kas tą visatą sudaro ir kaip skirtingos dalys turto klasės veikia esant įvairioms aplinkybėms. Mūsų tikslas šiandien, manau, suprasti ne tik, kas yra kas, bet ir kodėl tai svarbu. Kiekvienam, kas galvoja apie investavimą. Tiksliai. O ta investicinė visata, žinokit, ją galima įsivaizduoti kaip tokią didelę, ekonomikos upių deltą. Kapitalas ten teka, sakyčiau, 3 pagrindiniam kryptim. 3 sakot? Taip. Viena tai verslo finansavimas. Čia karaliauja akcijos. Antra kryptis – skolinimas. Tam atstovauja obligacijos. Aha. Ir trečia tai, kai perkam kažką apčiuopiamą. Fizinį turtą, nekilnojamųjų turtą, gal žaliavas. Ir aišku, grynieji pinigai. Visos šitos dalys? Taip, suprasti šitas klases ir, kas dar svarbiau, kaip jas derinti tarpusavyje. Čia beje Harry Markowitz ir jo modernioji portfelio teorija daug nuveikia. Burtant. Tai yra, tiesiog raktas į protingą rizikos valdymą. Ta teorija, paprastai tariant, parodė, kaip per diversifikaciją galima gauti geriausią grąžą esant tam tikram rizikos lygiui. Gilai, tai gal pradedam nuo tų, apie kurias, daugiausiai triukšmo – akcijos. Šaltiniuose sakoma tai daugiau nei skaičiai ekrane. Kas ten už jų? Tiksliai. Akcija, žinokit, tai ne koks loterijos biletas. Tai reali nuosavybės dalis įmonėje. Nupirkę akciją tampi tos įmonės, bendrasavininku. Bendrasavininku? Taip. O tai reiškia, kad turi teisę į dalį pelno, dažniausiai tai dividendai, ir į dalį turto, jei neduok dievė įmonė bankrutuotų. Supratau. Tai iš esmės investuojam ne į grafiką, o į tos įmonės gebėjimą kurti vertę. Į žmonės, idėjas, produktus, į, produktyvumą ir inovacijas. O kaip tos akcijos? Kaip jos uždirba pinigus investuotojų? Tik kaina auga ar dar kas nors? Yra 2 pagrindiniai keliai. Pirmas – taip, akcijos kainos augimas. Rinka tikisi, kad įmoniai seksis ir kaina kyla. Logiška. Antras kelias, kurį dažnai nuvertina, tai dividendai. Tai tiesioginė pelno dalis, kurią įmonė išmoka akcininkams. Ir šaltiniai pabrėžia, kad tie dividendai ypač reinvestuojami? Taip, taip. Istoriškai, žinokit, didžiulę dalį bendros grąžos sudarė būtent reinvestuoti dividendai. Tas sudėtinių palūkanų efektas jis daro stebuklus per ilgą laiką. Mažiau peliukai virsta didelę upę. Skaičiai turbūt įspūdingi. Istoriškai, pavyzdžiui, JAV akcijų rinka vidutiniškai davė apie 6–7% metinę realą grąžą. Realia tai yra virš infliacijos. O palyginimui, obligacijos? Obligacijos gal 1–3%. Auksas arčiau nulio. Tai tas skirtumas ir yra vadinamas akcijų rizikos premija. Investuotojai tikisi daugiau, nes, ir rizikuoja daugiau. Rizikai, čia ir norėjau paklausti. Suprantama, didesnis potencialas, didesni pavojai. Kokie tie pagrindiniai kamini šaltiniai? Taip, rizikoje yra keli sluoksniai. Pirmas – tai rinkos rizika. Kai krenta visa rinka per krizes, pandemijos. Matėm 2020 pradžioje, Pasaulio akcijos krito žiauriai greitai, nuo šito nepasislėpsi. Aha. Antra – sektoriaus rizika. Kai problemos ištinka konkretų sektorių. Kaip pavyzdžiui, technologijų burbulas 2000-aisiais. Pamenu. Trečia – konkrečios įmonės rizika. Prastas valdymas, skandalas, bankrotas. Bet šitas 2 vėlesnės rizikas galima smarkiai sumažinti diversifikuojant, turint daug įmonių iš skirtingų sektorių. O valiuta, jei užsienį investuoji? Taip, dar valiutos rizika prisideda. Kurso svyravimai gali paveikti grąžą, kai konvertuoja atgal į eurus. Bet vis tiek, nepaisant visų šitų baisybių, akcijos laikomos tuo portfelio augimo varikliu. Kodėl jos tokios svarbios ilgalaikėje perspektyvoje? Nes jos, tiesiogiai susijusios su ekonomikos augimu, ilgainiui žmonija juda į priekį, technologijos vystosi, produktyvumas auga. Ir visa tai virsta įmonių pelnais. Būtent. Investuodamas į plato akcijų krepšelį, tampi viso šito pasaulinio vyksmo dalininku. Nors būna tų skaudžių kritimų, kaip 2008 ar 2020. Tikrai skaudžiam. Bet istorija rodo, rinkos visada atsigauna. Pasiekia naujas aukštumas. Štai kur svarbiausia ta drausmė ir kantrybė. Apie tai ir šaltiniai kalba.
Tas pavyzdys su 2000 eurų investicija. Taip, jis gerai iliustruoja. Portfelis gali pakilti iki 2200, tada bumtelt žemiau pradinės sumos iki 1760, bet galiausiai atšoka iki 2288 eurų. O kur dar dividendai per visą tą laiką? Kurie ir investuojami. Taip, tai plačiai diversifikuotas akcijų portfelis, pavyzdžiui, per tuos indeksų fondus, jis tikrai apdovanoja tuos, kas neišsigąsta tų kalnelių. Supratau. Akcijos augimas, bet su amerikietiškais kalneliais. O jei norisi kažko stabilesnio, mažesnio bangavimo. Čia turbūt obligacijos į sceną žengia. Šaltiniai jas vadina skolos investicijom. Tiksliai. Obligacija iš esmės tai kaip paskolos raštelis. Kai perki obligaciją, tu skolini pinigus. Ar valstybei, ar įmoniai. O ką gauni mainais? Pažada mokėti palūkanas, kuponą ir gražinti visą sumą, nominalą, nustatytų laikų. Tai tarsi pinigų nuoma. Pagrindinis tikslas čia negreitai praturtėti, o labiau išsaugoti kapitalą ir gauti stabilesnį pajamų srautą. Bet ar jos visiškai saugios? Šaltiniuose minimos kelios rizikos, tai nėra taip paprasta. Anaiptol, rizikų yra ir jas svarbu žinoti. Viena pagrindinių – kredito rizika arba nemokumo. Paprastai tariant, tikimybė, kad tas, kam paskolinai, negrąžins pinigų arba nemokės palūkanų. Tai čia turbūt aktualiau įmonėms nei valstybėms. Dažniausiai taip. Ypač rizikingesniems įmonėms, kurių obligacijos kartais vadinamos šiukšlinėmis – junk bonds. Būtent dėl didesnės nemokumo tikimybės. O kita rizika? Minėjo 2022 metus. Taip, labai svarbi palūkanų normų rizika. Kai rinkoje palūkanos kyla, naujos obligacijos siūlo didesnį kuponą. Ir tada senosios? Senosios su mažesniu kuponu tampa nebe tokios patrauklios. Jų kaina rinkoje krenta. Ir 2022-aisiais, kai centriniai bankai staigiai kelia palūkanas kovodami su infliacija, obligacijų kainos patiria, tiesiog istorinius kritimus. Vadinasi, obligacijos irgi gali kristi. Taip, dar yra infliacijos rizika. Jei kainos auga greičiau nei tavo gaunamos palūkanos, tai realiai prarandi perkamąją galią. Ir likvidumo ankstyvo išpirkimo rizikos. Tai jei obligacijos gali kristi kartu su akcijom, kaip pernai, koks tada jų vaidmuo? Šaltiniai vis tiek pabrėžia stabilizavimą. Labai geras klausimas, į kurį ir šaltiniai bando atsakyti. Tradiciškai taip, obligacijos, ypač aukšto reitingo valstybinės, veikia kaip stabilizatorius. Kai ekonomika smunka, centriniai bankai dažniausiai mažina palūkanas. Kad paskatintų ekonomiką. Taip, ir tai kelia esamų obligacijų kainas. Jos dažnai kompensuoja dalį akcijų nuostolių. Kaip buvo 2020 kovo mėnesį, akcijos krito, JAV iždo obligacijos kilo. Bet 2022 buvo kitaip. 2022 buvo išimtis. Aukšta infliacija, agresyvus palūkanų kėlimas, krito ir akcijos, ir obligacijos. Tai reta, bet įmanoma situacija. Ji primena, kad, nėra stebuklingos turto klasės be rizikos ir kad diversifikuoti reikia plačiai. Supratau. Obligacijų vertė tai pasitikėjimas ir makroekonominė aplinka. Iš esmės taip. Gerai, pereikim prie ko nors, ką galima paliesti. Nekilnojamasis turtas. Šaltiniai sako, žmonės traukia tas jausmas, kad turi kažką tikro. O kaip investicija? Taip, tas psichologinis aspektas svarbus, o investicinė logika paprasta. Yra du grąžos šaltiniai – nuomos pajamos ir turto vertės augimas. Kas tą vertę augina? Keli dalykai. Infliacija – viskas brangsta. Statybos, žemė. Didėjanti paklausa gyventojų daugėja, pajamos auga ir ribota pasiūla, ypač gerose vietose, didmiesčių centruose, pavyzdžiui. Ir dar kaip apsauga nuo infliacijos. Dažnai taip. Nes nuomos kainas paprastai galima peržiūrėti, indeksuoti. Taip išlaikai pajamų perkamąją galią. Skamba gerai, bet įtariu yra ir, kita medalio pusė. Ką sako šaltiniai apie trūkumus? Tikrai taip. Pagrindinis nelikvidumas. Sunku greitai parduoti butą ar namą už gerą kainą, ypač jei rinka nekokia. Taip, čia ne akcijos. Tikrai ne. Antra priklausomybė nuo vietos. NT vertė labai priklauso nuo konkrečios vietovės. Kas gerai Vilniuje gali būti blogai kitur. Trečia išlaikymo kaštai.
Remontai, mokesčiai, draudimas – visa tai mažina grąžą. O nuomininkai? Nuomininkų rizika irgi svarbu. Problemos prastovos. Galiausiai NT jautrus palūkanų normas, kaip ir obligacijos. Kai paskolos brangsta, paklausa mažėja, kainos gali stabtelėti. Ką ir matėm nuo 2022 viduriaus. Tai kaip čia gauti tą NT naudą, bet išvengti galvos skausmo dėl valdymo didelių sumų? Šaltiniuose minimi rytai. Kas čia per žvėris? Taip, REIT – Real Estate Investment Trust, lietuviškai nekilnojamo turto investicinis fondas. Tai būtent tam ir sukurta. Kaip jie veikia? Tai įmonės ar fondai, kurie valdo didelius, diversifikuotus NT portfelius. Prekybos centrus, biurus, sandėlius, butus ir jų akcijomis galima prekiauti biržoje, lygiai kaip bet kurios kitos įmonės akcijomis. Tai išsprendžia daug problemų. Tikrai, suteikia likvidumą, gali pirkti ir parduoti kada nori, leidžia diversifikuoti net su maža suma, tampi daugybės objektų dalininku ir nuima tą valdymo rūpestį. O dar dividendai? Taip, rytai privalo didžiąją dalį pelno, dažniausiai apie 90% išmokėti dividendais. Tai užtikrina pastovų pajamų srautą. Šaltiniai teisingai tai vadina NT investavimo demokratizacija. Vietoj vieno buto už 100 000 gali turėti dalį 100 objektų visam pasauliui. O kaip tas NT, ypač per rytus, dera su akcijom ir obligacijom? Ar padeda diversifikacijai? Čia ir yra viena iš pagrindinių jo verčių portfolėje. Kaip rodo tyrimai, kuriuos mini ir šaltiniai, NT grąža istoriškai dažnai mažai koreliavo su akcijų ir obligacijų grąža. Vadinasi, juda ne visai kartu. Būtent, nes NT vertę labiau lemia vietiniai veiksniai, pasiūla, paklausa konkrečioj rinkoj, demografija, vietinė ekonomika. Dėl to žemos koreliacijos NT pridėjimas prie portfolio gali sumažinti bendrą jo svyravimą, pagerinti diversifikaciją. Šaltiniai mini, kad infliacijos laikotarpiais NT pasirodydavo gerai. Taip, pavyzdžiui, JAV 70-uosiais, kai infliacija buvo aukšta, NT dažnai lenkia finansinį turtą. Gerai. 3 didieji aptarti. Bet dar liko pora paminėtų žaliavos ir grynieji. Kam tos žaliavos reikalingos? Auksas, nafta. Josgi pačios vertės nekuria. Teisingai sakot, pačios savaime nekuria. Kaip įmonės ar skolininkai, grąža tik iš kainos pokyčio, bet jos turi kelias specifines funkcijas portfolijoje. Kokias? Pirma, potencialų apsauga nuo infliacijos. Žaliavų kainos dažnai kyla kartu su bendru kainų lygiu. Antra, apsauga nuo netikėtų krizių. Auksas, pavyzdžiui, tradiciškai laikomas saugia užuvėja. Aha. Trečia, jos gali padėti diversifikuoti dėl žemos koreliacijos su akcijom ir obligacijom. Pamenat, 2020 pradžioje akcijos krito, o auksas brango. Taip. Bet reikia atsargai. Žaliavų kainos labai svyruoja. Priklauso nuo tiek daug dalykų – pasiūlos, paklausos, geopolitikos, net oro. Ir ilgalaikė reali grąža, kaip mini šaltiniai, pavyzdžiui, aukso, artima nuliui. Jis labiau saugo perkamąją galią nei augina. Bet diversifikuotas krepšelis gali duoti grąžos? Įdomus dalykas, ta diversifikacijos grąža. Net jei atskiros žaliavos vidutiniškai nieko neduoda, jų krepšelis gali generuoti pliusą dėl nesinchroniškų svyravimų. Bet vis tiek dažniausiai rekomenduojama tik maža dalis portfelyje, gal 5–10%. O grynieji, infliacija juos valgo. Kam juos laikyti investiciniam portfelyje, o ne tik sąskaitoje duonai? Šaltiniuose toks dviprasmiškas požiūris jautėsi. Taip, čia reikia balanso. Grynieji, na ir jų ekvivalentai, investiciniam portfelyje atlieka kelias svarbias funkcijas. Pirma, tai likvidumo rezervas. Sausas parašas. Kad būtų už ką pirkti, kai viskas atpinga. Būtent, pasinaudoti progom. Antra, tai psichologinis komfortas. Finansinė pagalbė nenumatytiems atvejams. Leidžia ramiau miegoti per audras ir neparduoti kitų investicijų pačiu blogiausiu metu. Bet trūkumai aiškus. Taip, infliacija graužia vertę. Ir laikant per daug grynųjų prarandi potencialą grąžą, prarastų galimybių kainą. Tas 2008 metų krizės pavyzdys šaltiniuose geras. Kas turėjo grynųjų, galėjo pigiai apsipirkti. Tas parduoti akcijų su dideliu minusu. Taigi svarbu turėti pakankamai juodai dienai, gal 3–6 mėnesių išlaidų sumą, bet ne per daug pačiame investicinėme portfelyje. Supratau, tai turim visą puokštę. Akcijos augimui,
Obligacijos stabilumui, NT kaip alternatyva, žaliovas apsaugai, grynieji lankstumui. Kaip visą šitą, sujungti? Šaltiniai vis kartoja diversifikaciją. Būtent, diversifikacija čia kertinis akmuo. Paprastai tariant, rizikos išskaidimas. Investuoji ir daug skirtingų dalykų, kurie kuo mažiau susiję tarpusavyje. Tarp klasių, regionų, sektorių. Taip, tarp turto klasių, geografinių regionų, ekonomikos sektorių, atskirų įmonių. Logika paprasta – nedėk visų kiaušinių į vieną pintinę. O kodėl tai veikia? Nes skirtingi dalykai retai kada juda visiškai vienodai. Kai vieni krinta, kiti gali kilti. Ar bent jau kristi mažiau. Tas pats Harry Markowitz ir jo teorija parodė, protingai diversifikuojant, galima sumažinti bendrą portfelio riziką, tuos svyravimus, neaukojant grąžos. Tie nemokami pietus. Taip vadinami vieninteliai nemokami pietus investavime. Klasikinis pavyzdys – 60% akcijų, 40% obligacijų portfelis. Istoriškai davė didžiąją dalį akcijų grąžos, bet su žymiai mažesniu bangavimu. Čia pasidaro labai įdomu, nes kalbam ne tik apie instrumentus, bet ir apie geografiją. Šaltiniai labai pabrėžia, pasaulinė diversifikacija. Ar tikrai taip svarbu investuoti ne tik čia, Lietuvoje ar Europoje, bet visam pasaulyje? Absoliučiai. Susikoncentruoti tik į savo šalies ar regiono rinką labai rizikinga. Tas Japonijos pavyzdys šaltiniuose tobulas. Tie prarasti dešimtmečiai. Taip, po didžiulio augimo nuo 1990-ųjų keli dešimtmečiai stagnacijos. Rinka tik neseniai priartėjo prie 1989 metų lygio. Įsivaizduokit, jei būtumėt investavę tik ten. Prarasta daug galimybių kitur. Tikrai. Reikia suprasti, kad didžioji dalis pasaulio ekonomikos ir investavimo galimybių šaltiniai, mini apie 70% yra už mūsų vietinės rinkos ribų. Investuoti į pasaulio ekonomiką reiškia sudaryti portfelį taip, kad jis atspindėtų pasaulinę rinką. Turėti investicijų visur JAV, Europoje, Azijoje, besivystančiose rinkose. Skamba logiškai, bet sudėtingai. Kaip tai praktiškai padaryti? Pirkti tūkstančius akcijų? Laimiai dabar tai padaryti yra stebėtinai paprasta. Ir pigu. Paprasčiausias būdas, kaip nurodo ir šaltiniai, naudoti ETF-us, biržoje prekiaujamus fondus. Kurie seka pasaulinius indeksus. Būtent, pavyzdžiui, MSCI ACWI ar FTSE All World. Vienu pirkimu per tokį ETF tu akimirksniu nusiperki mažes daleles tūkstančių įmonių. Iš 10 šalių. Privalumai turbūt akivaizdus. Taip. Automatiškai dalyvauji pasaulio ekonomikos augime, kur jis bevyktų. Žymiai sumažini vienos šalies riziką, gauni plačią sektorinę diversifikaciją ir tie ETF-ai paprastai turi labai mažus mokesčius. Tai ypač tinka ilgalaikiams investuotojams, šeimams. Manau taip. Tiems, kas tiki bendra pasaulio ekonomikos tendencija augti ir nenori spėlioti, kas bus kitas laimėtojas. Portfelis tiesiog tampa tokia miniatiūrinė pasaulio ekonomikos kopija. Apibendrinant, atrodo, kad ta investicinė visata, nors ir, didžiulė, bet veikia pagal tam tikrą logiką. Skirtingos klasės turi savo vaidmenis, o raktas ne ateities spėjimas, o protingas rizikos valdymas. Per diversifikaciją. Tikrai taip. Svarbiausia suprasti, į ką investuoji – į verslą, skolą ar turtą. Būtent. Ir prieš priemant sprendimus, kaip siūlo šaltiniai, verta savo užduoti kelis klausimus. Pirmas. Į ką aš čia investuoju? Kokia ekonominė esmė? Antras. Kokia rizika ir koks mano laiko horizontas? Trečias. Koks tikslas šitos investicijos mano portfelyje? Augimas ar stabilumas? Ketvirtas. Kaip šitos turtas gali elgtis per krizę? Ir penktas. Ar tai dera su visa mano strategija? Geras palyginimas su sodininkystės šaltiniuose. Man irgi patiko. Norint klestinčio sodo visais metų laikais reikia įvairovės. Akcijos gal greitai augantis vaismedžiai. Derlius gausus, bet kartais nepastovus. Obligacijos kaip daržovės. Pastovesnis maisto tiekimas. ONT. Nekilnojamasis turtas tvirti ilgaamžiai medžiai. Žaliavos gal tvora nuo stichijų. O grynieji – vandens atsargas sausrai. Supratus šią ekosistemą, tas finansų pasaulis tikrai atrodo mažiau kaip kazino, labiau kaip valdomas procesas. Tai suteikia ramybės. Ir pabaigai gal palikim klausytojams tokią mintį pamastymui. Ją inspiravo mūsų skaityti šaltiniai. Klausom.
Jei į savo investicinį portfelį pradėtume žiūrėti kaip į mažą asmeninę pasaulio ekonomikos kopiją, atspindinčią jos verslus, skolas ir turtą proporcingai jų dydžiui, kaip tai pakeistų mūsų reakciją į tuos neišvengiamus rinkos pakilimus ir nuosmukius?